Tai aš manau, mes galim Jo, pradėti. jo. Tai sveiki visi susirinkę. Šiandien aš tik pavaduoju mūsų pirmininkę, bet labai smagu, kad turim pirmąją šiais metais karybos istorijos paskaitą. Labai dėkojam daktarui Deividui Šlekiui. Labai norėčiau padėkoti ir už praeitą sezoną. Paskutinę paskaitą baigėme su Ruandos genocidu. Na, o šiandien turim tokią jau karinę vėlgi labiau gal tematiką. Tai perduodu žodį, neužlaikau, visiems įdomios paskaitos. Ačiū labai. Tai taip, sveiki visi. Sugrįždam į naujus mokslo metus ir aš ruošdamasis paskaitai prieš kokį pusvalandį pabandžiau paskaičiuoti. Tai mes turime šiais metais šventinį 15-ąjį karybos paskaitų sezoną. Tai šioks toks stažas paskaitoms. Ir tai tikiuosi pasistengsiu padaryti įdomų savo ir jums. Šiandieną mūsų gretos gal nėra tokios gausios, bet truputėlį yra ir tam tikrų susidūrimų su darbotvarkėmis, visur nespėja visko ir yra dalis studentų, na, jie negali gyvai, tai galės pasižiūrėti įrašą ir kiti klausytojai. Šio sezono mokslo metų paskaitų ciklas tikrai skrajos per įvairius dešimtmečius ir šimtmečius. Pradedam nuo Antro pasaulinio karo, nes aš pasirinkau specialiai ir šiandien dienos temą ir mes turėsime, manau, bent dar vieną paskaitą, ne dvi, nes tai yra, manau, kad dvi šiais mokslo metais, nes yra 80 metų, sakykime, veiksmams po vakarų fronto atidarymo. Tai va šiandienos tema, kurią diskutuojam, tai realiai prieš 80 metų, rugpjūčio antroje pusėje vyko mūsų šiandien aptariamas visa operacija, tai vat, ir kuri pamatysime, kodėl yra svarbi, bet tiesiog yra apvali data. Nežinau, ar šį semestrą, ar startuosime vasarį su tikrai paskaitą skaitysiu apie Battle of Bulge. Tai yra, kaip vokiečiai padarė netikėtą ir paskutinį kontrpuolimą dabartinės, sakykime, Belgijos, Olandijos, labiau Belgijos ir Prancūzijos pasienyje. 44 metų gruodžio ir 45 metų sausio sandūroje, tai va dar, nes tai tikrai buvo labai įdomus ir svarbus epizodas tiek pačiam karo eigai, tiek, sakykime, ir karo meno kontekste. Pakalbėsim spalį, tikrai atiduosiu duoklę tai, ko aš nespėjau padaryti birželį, pašnekėsime apie visgi Kosovo karą, Kosovo oro kampaniją, kuriai birželį, tiksliau pavasarį buvo 25 metai ir ten tikrai yra įdomių epizodų ir momentų, kuriuos verta padirinėti ir kartu iš karo teorijos apie aviacijos naudojimą karyboje, kiek jinai yra svarbi, centrinė, o kiek pagalbinė. Taip pat lapkritį pakalbėsime apie Faludžos antrąjį mūšį vykusį prieš 20 metų, nes pavasarį šnekėjau apie Faludžos pirmąjį mūšį, kurį amerikiečiai pralaimėjo, taip galima sakyti, bet jie persigrupavo, padarė tam tikras išvadas ir po pusės metų, kai sugrįžo, tai buvo 2004 metų spalis, lapkritis, jau jų antras užėjimas į Faludžą buvo sėkmingas. Tai vat ir pažiūrėsim, kaip atrodė įvykiai prieš 20 metų ir ką amerikiečiai išmoko iš savo padarytų klaidų. Tai jau mes turime spalį, lapkritį ir gruodį, kol kas neturiu nieko konkretaus, bet manau, kad mano meilė ir širdis visą laiką yra ankstyvosios modernybės, 17-18 amžiaus karyboje. Tai manau, kad mes pakalbėsime apie kažką iš tų laikų. O pavasarį tai tikrai žiemą aptarsime eilinį kartą ir Ukrainos karo, jau trečiasis, manau, jau akivaizdžiai matosi metinės, taip pat artėja ir labai apvali, bet kartu ir liūdna data, tai yra 1000 dienų šitos aktyvios fazės, palengva tas 1000 artėja. Nenusisegėm visko dar. Okay. Taigi nenusisegėjai. Kolegos, gal galite pasitilinti? Ačiū. Tai va, tai kalbėsim tikrai apie Ukrainą ir tada jau pažiūrėsime, ką dar pavasarį, bet aš manau, kad vėlgi bus miksas ir karybos istorijos arčiau mūsų dienų ir taip pat žygiavimo į gilesnę praeitį. Tai va toks bendras, sakyčiau, vaizdinys, plus minus pernai mokslo metais tikrai buvo daug paskaitų, šiais metais nežinau, ar tiek pat daug, bet bent kokios 7, manau, tikrai bus, o gal net ir peržinsim šitą skaičių. Tai tiesiog toks vat tokia apžvalga, ko galite tikėtis šitame akademiniu sezone.
O šiandieną noriu pakalbėti FLS operaciją, kuri buvo dedamoji didesnio viso sąjungininkų kariavimo Normandijoje dalis ir paskutinė fazė, kuri uždarė, kaip sakoma, kovas Normandijoje, realiai vedė labai greitai, operatyviai, tiesiogiai prie Paryžiaus išlaisvinimo ir iš principo subirėjus vokiečiams Normandijoje, galima sakyti, kad per nepilną mėnesį kova pačioje Prancūzijoje baigėsi. Yra ten kai kurie dar aspektai, sakykime, pietuose Prancūzijos, bet realiai mes kalbame, kad po šitos operacijos, kuri formaliai vyko rugpjūčio 12-21 dieną 1944 metais, po jo sėkmingo įgyvendinimo sąjungininkai per mėnesį laiko nuo tada, tai kažkur prieš 80 metų, žiūrint į šiandien kalendorinę dieną, sąjungininkai realiai artėja arba jau yra prie Prancūzijos-Belgijos sienos ar pačioje Belgijoje ir palengva masto apie tai, kaip vaduoti Olandiją. Ir tuo pačiu realiai karas yra užbaigiamas Prancūzijos teritorijoje ir sąjungininkai fiziškai priartėja prie Vokietijos sienos. Kas, jau, kaip sakoma, visi pradeda suprasti, kad visgi karas eina į pabaigą ir tas, sakykime, galiausiai 44 metų rudens tas toksai gana greitas tempas teritorijų laisvinimo sukelia vilčių, kad gal karas baigsis iki 44 metų pabaigos, bet vokiečiai yra vokiečiai, jie dar turi ne vieną siurprizą ir realiai ginasi vakarų fronte ir tuo pačiu rytų fronte dar visus 9 mėnesius po šitų įvykių, kuriuos aš šiandien aptarinėsiu, ir karas baigėsi tik 45 metų gegužę. Tai va, čia kažkaip atsiprašau, turėtų būti eiliškumas netoks pas mane, kontekstas pradžioje, paskui Kobros planas, nieko, to apkeisim, pamatysit, kaip yra daromos skaidrės operatyviai sutvarkomos. Taip, gerai, galima grįžti. Tai kontekstas yra svarbus, kontekstas tiesiog labiau strateginis operacinis, tai ten nekalbėsiu aš apie Antro pasaulinio karo visas priežastis, bet aš pakalbėsiu apie Normandijos visą dalį, nes tai yra tikrai svarbus segmentas, kalbant apie, sakykime, kur kas eina. Tai, kaip sakiau, šitas visas šiandien aptariama operacija yra vakarų fronto atidarymo dalis. Galime netgi sakyti taip, kad tai yra FLS operacija, yra paskutinis etapas vakarų fronto atidarymo operacijoje, nes po to jau kas seks įvykiai vaduojant Olandiją, žengiant į Vokietiją, tai yra jau paskesnės stadijos. O vakarų fronto atidarymas tai yra iš principo ne tik kad įsilaipinimas Normandijoje, bet tai yra ir perėmimas kontrolės Normandijos teritorijos. Tai ir čia yra svarbus vienas dalykas fiksuoti, kad dabar žiūrint retrospektyviai mes matome, žinome, kaip visgi sąjungininkai ten laimi ir kaip vokiečiai byra, bet jeigu mes gyventumėm 80 metų atgal ir būtumėm, sakykime, 44 metų kokioje birželio 20-oje ar Liepos 1-oje, vaizdas, kurį mes matytume, mums labai nepatiktų. Aš turiu minį, mums tai yra būnant vakarų pusėje. Nes viena vertus, įsilaipinti Normandijoje pavyko, valio, birželio 6 pradedam įlaipinimąsi, bet pažiūrėjus, kur mes esam po mėnesio, mes geriausiu atveju plius minus esam įžengę 15-20 km teritorijos nuo kranto ir viskas. Kai planai buvo valdyti ir kontroliuoti ir išvaduoti kur kas didesnę teritoriją, tas nepavyksta. Ir tuoj pakalbėsiu, kodėl tai. Ir tai yra, sakykime, tam tikros nerimo mintis ir žinutės Eisenhoweriui, jo visai komandai, vadams ant žemės, tai yra Montgomeris, Britas, Bradley, amerikietis, pagrindiniai 2 generolai, kurie yra Normandijos fronte ir fiziškai jau kontroliuoja pačią operacijos eigą. Tuo metu Eisenhoweris sėdi Anglijoje ir labiau jau, sakykime, tą visiškai jau strateginio lygmens politinius dalykus daro. Buvo tikimasi, kad įsilaipinimas ir tas visas pasiruošimas, kuris buvo daromas prieš Normandijos įsilaipinimą, jis turėjo leisti sąjungininkams daug sparčiau, ne tik išlipti krantą, bet daug sparčiau riedėti Normandijos pievomis, laukais ir greičiau stumti vokiečius
ir, na, turėti bent geresnį įsitvirtinimą. O kai kuriais atvejais, šiuo atveju ypatingai, vat, kaip ir matote žemėlapį, Kanų miestas tai yra visiškai Normandijos toks jau klasikinis miestas, čia netgi per mažas, kad matytųsi žemėlapyje, bet turbūt jeigu matosi mano, nežinau, rodiklė, tai, vat, sakykime, šitoje vietoje, jis turėjo būti užimtas, jis nėra užimtas per pirmas dienas ir vokiečiai yra taip arti, kad realiai vokiečių su artilerija gali apšaudyti pačią pakrantę. Tai grubiai tariant, po mėnesio laiko pačiame vienam strategiškiausių taškų Normandijos pakrantės, kurią sąjungininkai planavo ne tik užimti, bet ir eiti gilį nuo jos, yra ant tiek mažai teritorijos kontroliuojama, kad vokiečiai gali tiesiogiai šaudyti į vandens sausumos liniją. Tai reiškia, kad yra problemos atgabenant bet ką, maistą, karius, amuniciją, ginkluotę šitoje vietoje. Kanai yra svarbus ir uostamiestis. Tai, sakykime, ant tiek yra vokiečiai įsikasę, jeigu taip galima sakyti, kad nėra taip lengva juos išstumti. Ir vadinasi, amerikiečių, britų planuotojams yra klausimas, ką darom, kaip mes visgi pabandom ištrūkti iš tos pakrantės erdvės į didesnę erdvę, į didesnį plotą, kur galėtų jau įgauti greitį mūsų tankai, mūsų mechanizuotos pajėgos ir mes galėtumėm pradėti kažkokį spaudimo stumimą vokiečių link, sakykime taip, grubiai tariant, Paryžiaus kryptimi, link Senos. Ir visa šiandien paskaitos idėja ir istorija yra apie tai, kaip sąjungininkams pavyksta tą stumimą padaryti, bet kur yra iš tiesų svarbus epizodas, ir mes kartais, kai žinom istoriją, nes kai tie karai jau trunka tiek ilgai, tai atrodo, čia birželį įsilaipino, rugpjūtį jau Paryžiuje, tai 2 mėnesiai čia viskas, tai normaliai tas, ne 3 metus keliauja iki to Paryžiaus. Bet iš tiesų, tai turint omeny visą mestą resursą, tai tas Paryžiaus išlaisvinimas buvo lėtesnis gerokai negu buvo tikėtasi. Ir jeigu taip dar pažiūrėjus į visą situaciją, bet čia kas būtų, jeigu būtų. Jeigu Hitleris kai kuriais jau grinai, jau po Normandijos įvykio įsilaipinimo būtų buvęs truputį lankstesnis, tai dar klausimas, kiek ilgai būtų sąjungininkai kapsis iki Paryžiaus. Apie Hitlerio rolę, nerolę dar irgi pakalbėsim. Gal trumpai apie pačią Normandijos įsilaipinimo invaziją, tai labai paprastas dalykas. 43 metais Teherane susitikę jau į Kasablankoj metų pradžią, 40 paskui vėliau metų eigoje Teherane susitikę Rooseveltas, Churchillis ir Stalinas priima sprendimą, kad vakarų frontas turi būti darytas ir tai bus, logistiškai žiūrint, 44 metų pirmoji pusė. Planuojama, kad įsilaipinimas optimistiškai galėtų būti gegužė, bet iš tiesų ne viskas paeina, ir logistiniai sprendimai, ir oro sąlygos, ir nelabai yra palankios, tai ir netgi tą dieną, kada suplanuotas įsilaipinimas, irgi tiesiog per plaukai vyksta, nes ištisai nėra gamta draugė tuo metu sąjungininkams, nes ištisai yra audros ir atsiranda tiesiog langas geresnio oro ir tada Eizenhoweris duoda įsakymą. Bet visas pasiruošimas invazijai tai tikrai trunka daugiau negu metus, nuo planavimo iki atsigabenimo, bet ir aišku yra tada kuriami, ir turbūt esate girdėję kažkiek tais, kas ar ne, kad Hitleris nuoširdžiai tikėjo, kad jeigu vakarai lips į krantą Prancūzijoje, tai jie lips į šiaurę nuo Paryžiaus, kur yra Calais uostas, kur jau yra Prancūzijos, Belgijos pasienis, nes žiūrint į istoriją, tai iš tiesų dažniausiai per ten vykdavo Dunkirkas, tas pats, tai prieš 40 metais Britai išgabena savo pajėgas ir dalį prancūzų išgelbėjo nuo vokiečių spaudimo ir supimo, tai tuo pačiu Hitleris sako, tai jeigu jie sugebėjo išsigabenti iš Europos tokį kiekį karių, tai jie realiai gali ir atgabenti iš naujo, konkrečiai šitose zonose. Ir kodėl tai yra svarbu? Hitleris laiko didžiąją dalį savo pajėgų, kurios yra dislokuotos Prancūzijai, šiauriau Paryžiaus. Nes jis mano, kad ten bus puolimas ir jūs matote puikiai žemėlapio, kiek yra kvadratėlių šiaurėje, kiek yra išdislokuota ir kiek yra, sakykime, Normandijoje. Tai yra tiesiog didesnė dalis yra šiaurėje. Ir aišku, tai yra ir Hitlerio įsitikinimas, bet kartu ir sąjungininkai labai gerai
falsifikuoja, kuria apgaulės visus dalykus, nes yra garsus generolas Patonas, jis mūsų istorijoje šiandieną irgi šiek tiek figūruos. Patonas yra geras karininkas, geras karys, ne, geras karys, bet nelabai geras karininkas, nemoka laikyti liežuvio, prisišneka ir jis yra realiai nušalinamas nuo pareigų, bet kadangi jis tiek gerai kovėsi Afrikoje ir Italijos kampaniją, imant Siciliją, Eisenhoweris ir jo komanda nusprendžia, kad Patonas yra puikus masalas Hitleriui ir jo žvalgybai, nes vokiečiai nuoširdžiai mano, kad jeigu ir bus įsilaipinimas ir puolimas, jam vadovaus sąjungininkų pusėje Patonas, mūšio, kaip lauko vadas, ne strateginis, bet tas, kuris jau fiziškai ant žemės įgyvendins sumąstytus planus. Nes jų manimų turi būti kvailas generolas ir politikas, kuris nuimtų nuo kovos patį geriausią, agresyviausią savo generolą, tai yra Patoną, kas realiai beveik ir įvyksta. Bet sąjungininkai galvoja, gerai, mes pastatysim Patoną kaip fiktyvios kariuomenės vadą, sukursim, sakykime, fiktyvius štabus, sukursim fiktyvius ten radio signalus, fiktyvų oro uostą ir kitus dalykus, imituosim didelių, tiesiog 10 000 karių judėjimą, rengimąsi ir kartu per įvairius tarpininkus žvalgybinius tarsi nutekinsim informaciją, tokias, aišku, labai fragmentuota, bet kurios užteks vokiečiams tarsi suprasti, kad puolimas planuojamas ir puolimas planuojamas šiaurėje ir jam vadovaus Patonas. Ir todėl Hitleris laiko pajėgą šiaurėje, nenuleidžia piečiau. Romelis, kuris su Ranštadu yra pagrindiniai du vadai visoje šitoje zonoje, iki galo nėra tikri, kad puolimas bus šiaurėje, nes visgi sąjungininkai, kad ir kaip maskuotų, jie negali visiškai nuslėpti pasiruošimo, nes tankėja lėktuvų praskridimai, kurie žvalgo erdvę, aktyvėja prancūzų partizanų veiksmai šitoje geografinėje erdvėje, kur yra signalų, kad kažkas bręsta. Bet nepaisant tam tų nuogąstavimų, vokiečių vadų vietoje ir jie signalizuoja tai Hitleriui ir Berliną, Hitleris neapsigalvoja ir laiko pajėgas taip, kaip laiko. Ir tai yra iš dalies sėkmės dalykas, kodėl sąjungininkams pavyksta visgi prigauti vokiečius. Ir kas dar svarbiau, kai jau prasideda įsilaipinimas ir jau tikrai jis vyksta, aišku, iki galo nėra aišku, kaip čia, koks kiekis karių laipinasi, nes jie neatvyksta visi viena banga, atvyksta pirmoji banga įsilaipinusi, kuri užima pakrantę, vėliau diena po dienos plauks vėl laivai su kareiviais ir lips į krantą. Vokiečių žvalgybos duomenys yra minimalūs, nes aviacija realiai šitoj vietoje jų nepraskrenda, nes sąjungininkai dengia oro erdvę iš esmės, dominuoja joje. Tai iki galo neaišku, ar tai yra tikrasis įsilaipinimas ir puolimas, ar diversija, dėmesio atitraukimas, kad realiai čia imituojam įsilaipinimą ir puolimą, ir tada vokiečiai, jeigu pasimas ant šito masalo, permeta kareivius nuo Paryžiaus zonos, ir tada per Kalė ir Dunkerko regione vyks įsilaipinimas. Ir Hitleris mano, kad tai ir vyksta, ir dėl to net jau vykstant Normandijos visai operacijai įsilaipinimui, jis neduoda ir neleidžia siųsti rezervo iš šiaurės į pietus. Kitaip tariant, Romelis ir Ranštadas turi stabdyti sąjungininkų įsilaipinimo su tuo, ko turi, negaunant jokio rezervo. Dar daugiau, šiuo atveju ir dar viena priežastis, kodėl ypatingai Romelis pradėjo jausti, kad kažkas čia bręsta negero jo regione Normandijoje, yra tai, kad sąjungininkai prieš įsilaipinimą vykdė labai rimtą strateginio bombardavimo operaciją, kurios tikslas buvo visgi ir skrydžiai buvo mažiau skrendantis į pačią Vokietiją, bet buvo bombarduojama labai stipriai Prancūzijos logistika, tai yra geležinkeliai, tiltai. Bandoma buvo, sakykime taip, buvo bandoma atkirsti Normandiją nuo likusios Prancūzijos, kad kai vokiečiai suvoks, kas vyksta, ir net kai jie norės siųsti rezervą, bus sudėtinga, nes tiesiog keliai, tiltai, geležinkeliai atkirsti, sunaikinti, sugriauti, ir jų atstatymas valgys laiką, o per tą laiką sąjungininkai lips iš kranto, eis į krašto gilumą ir, sakykime, taip pradės kurti naują realybę kare. Tai va toks yra vaizdas, sakykime, 44 birželį ir birželio pirmomis dienomis.
Čia tokia tiesiog nuotrauka, kurią aš pasidariau pernai metais Naujam Orleane, Amerikos antro pasaulinio karo muziejuje. Jie turi didžiulę, tiesiog visą pastatą, net nežinau kokio gabarito, analogas, koks čia galėtų būti. Įsivaizduokit mūsų, kas čia yra senbuviai Vilniuje gyvenantis, centrinis paštas, dabar kur yra SM universitetas, ta didžioji salė pagrindinė. Tai vat tokio dydžio salė su antru aukštu yra vien tik tais Normandijos išsilaipinimui skirtas visas paviljonas su dokumentais, ginklais, technikos artefaktais, iš galvos tau pakabintas tikras lėktuvas, keleivinis, krovininis, kurio buvo gabenami kareiviai, desantas šiuo atveju laipinamas ir taip toliau. Čia iš to muziejaus ekspozicijos, čia tiesiog vizualas, kuris vaizduoja, kiek laivų, kiek lėktuvų ir kokių laivų ir lėktuvų tipai buvo, kai buvo vykdoma šita įsilaipinimo operacija. Ir kiek jau čia nekalbant apie tai, kiek juose yra pėstininkų sulaipinta arba kiek lėktuvėse yra desantininkų, kurie leidžiasi į krašto gilumą. Kitaip tariant, masinė operacija, kuri įvyksta sėkmingai, bet tikrai ne sklandžiai. Aš jau nekalbėsiu apie įsilaipinimus iššūkius ir gamtos keliamus iššūkius ir visgi, sakykime taip, kad tai buvo netolygų, bet visgi gana rimta vokiečių pasipriešinimo, kurio kai kuriuose vietose tikrai sąjungininkai nesitikėjo, bet jis buvo ir tai kėlė savas problemas. Čia, sakykime, gal jau ryškesnis pačios invazijos ir čia yra iš tiesų pirmos savaitės visas įsilaipinimas ir čia labiau jau geriau matosi jūsų ekrano, taip, tai jeigu aš matau, taip, dešinėje, kur yra KN, tai yra Kanų miestas, Kanai, tai pagal pradinį sumanymą šitas miestas turėjo būti užimtas per pirmas dienas arba netgi pirmą dieną įsilaipinimo. Deja, tas nepavyksta ir nors tai yra uostamiestis, nes yra tiesiog didelės upės žiotis, prie kurių priplaukia laivai ir įsilaipinimas vyksta. Tai kaip čia dabar pasakius, šitoj vietoj visiškai planas nepaeina. Kaip ir, sakykime, turbūt geriausiai planas paeina Bajų regione, kur, matot, labai daug mėlynų rodiklių ir į gilį įlysta. Pačiam Kotentino pusiasalyje, kur viršuje yra Šerbūro uostas, irgi įsilaipinimas nevyksta taip sklandžiai, kaip tikėtasi. Ir kas svarbiausia, įlindimas į teritoriją nėra tolygus. Kaip matot, yra vienur tik vos pakrantė kontroliuojama, kitur jau yra gerokai nuo pakrantės įlysta į teritorijos gilumą. Nes kodėl yra svarbus, pavyzdžiui, Šerbūro uostas, nes šitoje visoje pakrantėje, kur įsilaipina, gyvenvietės, jos yra maži uostukai, geriausiu atveju, kuriuose gali tiesiog priplaukti maži žvejybiniai laivai, bet jeigu tu nori prišvartuoti rimtą laivą krovininį, kuriame yra tankai, patrankos, amunicija arba žmonės išlaipinti, tau, pavyzdžiui, reikia Šerbūro uosto arba geriausiai tai Britanija. Apie Britaniją dar pašnekėsim irgi. Ir dėl to, sakykime, kai kuriais atvejais amerikiečių gebėjimas eiti gilį labai sparčiai yra pristabdytas tuom, kad jie neturi pakankamai logistinio pajėgumo, kurį gali iškrauti į sausumą. Tai grubiai tariant, nes per mažai tankų iškrovė, per mažai artilerijos iškrovė į sausumą, per mažai amunicijos iškrovė į sausumą. Ir tai... Atsiprašau, kolegos, gal galite pasitylinti? Ačiū. Tai stabdo, sakykime, pačią dinamiką. Ir optimizmo būta daug, kai buvo planuota, bet iš tiesų realybė kalė taip, kad, kaip minėjau, per realiai pirmą mėnesį, matysit kitame žemėlapyje, jie pasislinks truputėlį į priekį, bet ne taip ženkliai. Tai ir tas pesimizmas tikrai yra nemenkas. Čia jau truputėlį vaizdas didesnis, mes jau šnekame apie grinai birželio pabaiga. Matome, jeigu sakykime, į rytus, rytinėme kampe, tai taip yra judesio, bet mažai, bet vakaruose, kur yra pusiasalis Kotentino, jau yra daug daugiau įvykę judesio, bet pats Šerbūras dar nepaimtas. Šerbūras skris visiškai paskutinėmis dienomis.
Ir kas yra labai svarbu, kalbant trumpai gal ir apie logistiką, tai kol nėra normalių uostų, yra sprendžiama ir bandoma kitaip spręsti klausimus. Tai čia vat, yra viršuje žemėlapio toks paveiksliukas, kuris tarsi rodo, kaip buvo kuriamos tokios plūduruojančios prieplaukos pačioje jūroje, šalia kranto, ir kur laivai nepriplaukę kranto galėdavo prisišvartuoti ir išgabenti ir sunkią techniką ir visą kitą. Tokių uostų, tokių prieplaukų jie turi tik tais dvi. Viena yra Aromanš vietovėje, o kita yra Omahos, dabar galvoju, neklystu, man atrodo, Grand Campe, ir kur yra bėda, birželio viduryje yra beprotiškai stipri audra šitoje vietoje jūroje, ir audra sudaužo vieną iš prieplaukų ir iš dviejų lieka tik viena. Ir kol nėra užimti normaliai uostai, realiai per tą prieplauką eina viskas. Visi kariai, visa amunicija, visa technika, ir patys suprantat, kai tu turi tik vieną prieplauką ir vieną kelią, tu iš geriausių norų ir sklandžiausiai organizuojant darbą, tu per dieną gali iškrauti tiek, kiek leidžia žmogiškos galimybės, o tai reiškia, kad yra vis tiek nepakankama, kad tu galėtumai kurti dinamiką kare ir išlaikyti tempą. Ypatingai, jeigu tu nori kauti su šarvo technika, tai yra tankais, tai tau reikia ne tik juos iškrauti, bet jie yra ir sparčiai kūrą valgantis. Tau reikia nuolatos palaikyti kūro tiekimą ir visi kiti dalykai. Tai yra toks nemenkas iššūkis. Čia viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau šitą temą, yra tai, kad man teko prieš porą metų atostogauti tame regione, derinant poilsį su meilę karybai ir apeiti visą Normandijos įsilaipinimo pakrantę ir tuo pačiu patyrinėti gal ir truputėlį teritorijoje į gilumą, kur vyko šiandien mano aptariami mūšiai ir operacijos. Tai čia yra likučiai tokios tos prieplaukos Aromanš gyvenvietėje. Matote, čia kur matote, kur atstovi netgi žmogus, ir čia yra atoslūgis. Realiai kiekvieną rytą ir vakarą visi šitie blokai yra apsemti. Tai yra įspūdingas atoslūgių ir potvinių dalykas. Kitus matote tolumoje vandenyje. Ir jie yra išlikę, yra tiesiog gyvas istorinis paveldas, toliau gamtos talžomas, bet tikrai gali prieiti, gali paliesti ir gali įsivaizduoti, kaip tai atrodė ir kokią rolę tai atliko. Bet įsivaizduokit, tokiais blokais ant jų būdavo uždėti bėgiai ir, pavyzdžiui, važiuoja visi kroviniai. Bet tai kiek per tokį iškrausi per dieną? Yra ribotumai. Taip, čia jau vaizdas labiau einant į Liepą, bet vėlgi, jeigu mes palyginsim dabar taip staiga greituoju būdu, fiksuokit šitą nuotrauką, paveiksliuką šitą, ir tada aš grįžtu atgal 2 paveiksliukus. Ir ar yra labai pasikeitęs vaizdas? Yra truputėlį pajudėta į pietus, bet realiai vaizdas teritorijos kontrolės yra nelabai ką pasikeitęs, nes iš tiesų taip, Kanų miestą bando imti rimčiau sąjungininkai, šiuo atveju konkrečiai Britai, čia yra Britų atsakomybės rajonas, amerikiečiai yra labiau į vakarus ir jie labiau eis į pietus, o šitą visą zoną dengia Britai. Ir žemėlapiai šneka apie įvykius Liepos 1, Liepos 24, įsilaipinimas yra birželio 6, tai grubiai tariant 1,5 mėnesio realiai vaizdas yra taip. Tai yra kontroliuojama teritorija, bet sakykime, kai tu netgi atsidarai Prancūzijos visą žemėlapį, tai yra labai mažas plotas. Ir tiek Eisenhoweris, tiek jau aišku, ką kalbėti apie Rooseveltą ir Churchillį, jie yra nelabai patenkinti tempu. Kita vertus, nėra taip, kad kariai ir karininkai ant žemės tinginiauja. Jie susiduria su labai viena svarbia realybė, kai eina kalba apie tai, kodėl sąjungininkams taip sunkiai sekėsi išsiveržti į gilesnę teritoriją, įgauti kažkokį manevro tempą, yra suvedami pasiteisinimai ir jie yra objektyvūs. Vienas yra vokiečių pasipriešinimas ir užsispyrimas. Iš tiesų, vokiečiai
kai ginasi užsispyrusiai ir dėl kiekvieno metro. O tai reiškia, tu dėl kiekvieno metro kauniesi, laiką gaišti, prarandi žmonės, prarandi resursus. Tada oras, iš tiesų, oras yra beprotiškai nedėkingas, nes visą birželio antrą pusę ir Liepos pirmą pusę siaučia didžiulės liūtis. Ir vadinasi, kai sumastydavo amerikiečiai ir britai kokio nors naujo kontrpuolimo kampą, kur bandydavo pulti, dažniausiai bus pasipils liūtis, prastas matomumas. Pėstininkams ant žemės pati liūtis tai dar gali judėti, bet liūtis reiškia, kad aviacija negali pakilti ir negali tau suteikti priedangos, jie negali bombarduoti priešo pozicijų. Ir tai iš karto reiškia daugiau aukų pėstininkų gretose, tai reiškia iš karto kertamą tempą ir vėl neišpildytas operacinis arba taktinis tikslas. Bet pagrindinė priežastis, kuri stabdė sąjungininkų kariavimą, yra reljefo specifika Normandijoje, kuri yra iki šiandien dienos egzistuojanti, o jinai egzistuoja nuo senų viduramžiškų laikų. Ir tai yra vadinamasis bocage, aš nežinau iki galo, kaip prancūziškai tai ištarti, bet tai yra gyvatvorių sistema. Atsiprašau, nuotrauka turėtų būti apsivertusi, bet jo, turėtų būti vertikali. Bet iš principo tai yra, Normandijoje yra specifika tokia, kad kiekvienas žemės lopinėlis, sakykime, mano žemė, kur aš auginu obelis ar kažkokią kitą augmeniją, tiesiog viskas yra atskirta gyvatvorėmis. Tai viena vertus tai yra taip žemės nusavybės žymėjimo būdas. Kitas dalykas tai yra, kadangi šita teritorija yra ant kalvos į Atlantą, ten tikrai visą laiką smagiai, o kartais ir nesmagiai pučia vėjas. Ir tokios gyvatvorės, jos, sakykime, yra natūrali priedanga, uždanga augalijai, vaismedžiams ir kitiems, sakykime, apsaugoti nuo šaltų vėjų ateinančių nuo jūros. Ir dėl to visas reljefas yra tiesiog 100 kilometrų gyvatvorių. Ir kai tu įeini į tą, turi tokį takelį, kurio iš bėdos galima sakyti pravažiuotų toks amerikiečių Shermano tankas, arba šiais laikais koks keturatis geras, arba nedidelio dydžio mašina, tu eini tokiu tuneliu, nes iš kairės ir iš dešinės yra kažkur tais 2,5–3 metrų aukščio gyvatvorės, labai tankios. Augalija tokia yra labai braižanti, spygliuota, grubiai tariant, jeigu tu nori prasiskverbti per tą tvorą į pievą už tos tvoros, tai tu ilgai knisės tai darydamas ir praeisi, būsi visas susidraskęs iki kraujo. Tai yra tanku, tai yra tamsu ir tai yra aukštai ir tai yra tiesiog, jeigu mūsų klausytojų gretose, man atrodo, mačiau vieną kitą pažįstamą kariškio pavardę, kariškiai iš karto pasakys, tai yra puikus reljefas pasaloms, tiesiog fantastiškas, nes tu gali slėptis už to krūmo, pro krūmą iškišti automatą ir nušauti einantį amerikiečių kareivį patrulį. Tada, aišku, amerikiečio kolegos kariai pradės šaudyti tą tvorą gyvatvorę taip iš aklųjų, tikintis, kad kulka nukals, kas yra kitoje pusėje, bet vėlgi, tai tu visą laiką tu niekad nežinai, kada tu įžeisi, matomumas minimalus, tu negali pasakyti, kas laukia tavęs už posūkio, tu net nežinai, kada posūkis bus einant tokiu takeliu. Ir kas dar svarbiau, jau einant čia kalbant apie pėstininkų judėjimą, bet šitos gyvatvorės taip pat yra labai rimta kliūtis tai pačiai šarvuotai technikai. Tankas paprastai tiesiog, jis negali pravažiuoti pro tas gyvatvorės. Reikia mąstyti apie specialius volus, kaip eskavatorių, tokius, tos gaubtuvus, kurie galėtų nustumti, iškabinti, išplėšti tas gyvatvorės ir kad galėtų judėti. Bet vėlgi, kol tankas projudės pro vieną gyvatvorę ir šidės į pievą, tu realiai nežinai, kas toj pievoje laukia. O ten gal laukia vokiečių pasala, užmaskuota patranka, ar netgi vokiškojų tankų, kuris į tą išlindusį amerikietišką tanką tiesiai kala ir jį sunaikina. Ir per tokią teritoriją, o jinai yra, aš jau labiau paskaitos pabaigoje rodysiu, viduryje, gal labiau rodysiu vieną dar žemėlapį, kur tai yra tiesiog daugiau negu pusė visos Normandijos teritorijos yra toks reljefas. Ir pro jį prasibrauti
yra įmanoma, bet tai yra beprotiškai imlu laikui. Ir diena po dienos tu realiai gal paeini kilometrą kitą, bet ir tiek nepaimi tos teritorijos, nes tu gauni vokiečių atsaką, tu turi atsitraukti, turi persigrupuoti ir dėl to stumdosi atgal pirmin sąjungininkai. Tasme, jiems, tasme, šiuo atveju, kaip čia, tai nėra tai, kad jie nežinojo. Taigi ir buvo darytos nuotraukos iš oro, jie žinojo, kur yra keliai, jie žino, kur yra gyvenvietės, bet jie, grubiai tariant, sakykime taip, jeigu tu nesi buvęs, o aš irgi, buvau skaitęs apie tai, bet, skaitai vieną, bet kai tu fiziškai nuvyksti ir pamatai realiai, koks tai yra gamtos sukurtas ir žmogaus ir gamtos sukurta kliūtis greitesniam tempui, judėjimui, tu tada pradedi suprasti, o jeigu dar kažkas tau kliudo, šiuo atveju priešas, kiekvieną dieną, oras, lyja, vėjas, audros, tai nieko nuostabaus, kad tu įklimsti kaip reikalas į pakrančių zonoj ilgam ir didysis iššūkis yra amerikiečiams, gal labiau netgi amerikiečiams negu britams pradžiai, nes britai labiau kažkaip urbanistinė erdvėje prie Kanų įstrigo, o amerikiečiai va tą visą tokį jau kaimietiškas vietovės už miestų, kurios ištisai laukai tokie, kaip sakykime, kaip pro jas prasibrauti, kaip pralysti ir įgyti daugiau teritorinio gylio ir atlikti, manevravimą, kur, grubiai tariant, kaip sukurti sąlygas, kad tankas galėtų važiuoti bent 10 km reljefo prasme be kažkokių kliūčių didelių. Jau ką darys priešas, kaip stabdys, čia yra kitas dalykas, bet bent jau pati gamta, laukas, kad būtų pievos, be medžių, be miškų, be tokių žalių gyvatvorių. Tai iš dalies, kodėl šiandien paskaitos tema yra apie FLS kišenę, nes ties šita gyvenvietė prasideda laukai ir banguojančios lygumos, rolling country galima taip pavadinti, kur jau gali visai kitaip įsibėgėti. Bet pradžiai, norint pasiekti šitą erdvę, tau reikia pro šitas gyvatvorės kapotis. Ir šiuo atveju, jeigu taip patimant, kai mes kalbam apie šių dienų karybas, pagrinde, aišku, apie įvykius Ukrainoje, ir ten šneki ginkluotę duokim, žmonių reikia, ir apie reljefą šnekam, bet tuo pačiu nėra taip, kad jis būtų centrinė tema ar kintamasis, kai mąstai apie tai, kaip vyksta operacijos, kodėl jos vyksta ten, kur vyksta, kodėl vyksta tokiu tempu. Tai iš tiesų šitas Normandijos operacijos įsilaipinimo epizodas yra geras pavyzdys, iliustracija, kaip gali reljefas struktūruoti, stabdyti, formuoti judėjimo kryptis. Ir tu gali iš geriausių norų, ten turėdamas visus kirvius, pjūklus, to nepakaks. Tiesiog to nepakanka prasikirsti taip, kad galėtų judėti 100 000 kareivių. Nes mes čia šnekam apie 100 000 kareivių, mes čia šnekam apie armijų grupės, mes čia šnekam apie divizijas, korpusus. Šiandien mes nešnekam apie 20-30 tūkstančių. Mes čia šnekam apie 100 000 kareivių, kurie realiai yra supresuoti gana mažoje kvadratinių kilometrų teritorijoje, nes toliau išlysti darosi sunku per šitus krūmynus. Tai tokia yra situacija plius minus iki 44 metų Liepos vidurio. Ir tai nereiškia, kad nėra to kontakto, jis yra nuolatos ir amerikiečiai, britai zonduoja, testuoja ir žiūri, kur rasti silpną vietą vokiečių gynybiniam perimetre. Ir reikia pripažinti, kad vokiečiai tikrai su to, ką turi prie savęs, su savimi toje zonoje, tikrai protingai įdarbina. Vokiečiai nors ir kontratakuoja, bet realiai perina į visiškai gynybą, tokią gynybą gilumoje. Prie Kanų ir miesto jie padaro realiai trigubą fortifikacijos gynybinę zoną.
Bet taip pat tai vadinamoji aktyvioji gynyba, tai yra tai, kad jeigu mane puolė, aš iš karto persigrupuoju ir kontratakuoju, neleidžiu priešininkui turėti iniciatyvos, jeigu jis bando paimti, kad ir 10 metrų, aš jo tuos 10 metrų bandysiu atmušti ir dažniausiai juos atmušiu, susigrąžinsiu savo. Tasme, yra labai dinamiškas ir vokiečiai tikrai, kas liečia gryną tą tokią taktiką mažų vienetų, nu jie gerai kala amerikiečiams ir britams ir labai yra sunku rasti sąjungininkams priešnuodį prieš tokį vokiečių užsispyrimą. Kažkiek visgi situaciją pradeda adekvačiau vertinti ir Hitleris, bet taip su išlygom, bet jis leidžia permesti dalį rezervinių vienetų, nedaug, keletą divizijų iš šiaurės nuo Paryžiaus į Normandiją. Kad visgi atrodo, kad situacija Normandijoje yra real deal ir kad tikrasis įsilaipinimas ir vakarų fronto atidarimas visgi vyksta Normandijoje, o ne prie Calais, kurio laukia taip, ne Hitleris, ir kažkiek gauna šviežio kraujo, sakykime taip, vokiečiai, kas leidžia truputėlį permąstyti ir dar labiau sustiprinti gynybinį visą perimetrą, atsiprašau. Tai o amerikiečių ir britų tikslas yra viena vertus išsiveržti į tą open space, open area, kad galėtų tankų įdėti, bet to pačiu jiems verkiant reikia atidaryti logistikos priėmimo taškus. Ir tam reikia užimti Šerbūrą, kuris krenta Liepos pradžioje, bet pagrindiniai uostai tame regione ir kurie yra dideli uostai, kurie turi infrastruktūrą, yra Bretanės uostai. Ir va šitoj vietoj sąjungininkai turi savotišką ir dilemą strateginę, kur dėti energetinį prioritetą. Ar bandyti ties Kanais perimti iniciatyvą, prasilaužti, nes jeigu užimi Kanus, prieš tave yra lygumų teritorija ir tiesus kelias link Senos upės ir realiai tiesus kelias į Paryžių. Nes atstumai nuo tos vietovės iki Paryžiaus šiais laikais traukiniu yra 2 valandos. Plius minus įtariu, kad tas taip pat yra panašiai ir automobiliu. Tai yra atstumai įveikiami, taip, tais laikais greičiai kitokie, sakyta, bet tai yra geografiškai artimos zonos. Ir sąjungai galvoja, ar bando mesti energiją eiti per Kanus, ar visgi pirmiau daryti kažką su Bretanė. Atsidaryti Bretanę, perimti uostus ir tada per ten varyti visą logistiką, įsilaipinti, siųstis ginkluotę ir didesnį dar kiekį karių. Ir va tame kontekste pradeda palengva gimti Kobros planas. Jos tėvas yra realiai bent jau tas, kuris pradinės idėjas turi, bet jos sutampa ir su Eizenhauerio štabu, tai yra generolas Bradley, kuris yra aukščiausias amerikiečių generolas ir pagrindinis vadas, koordinuojantis visą šitą regioną. Nors to pačiu ir pavaldus Montgomery. Tai yra britų generolas, kuris yra realiai faktiškai antras žmogus po Eizenhauerio, jeigu taip dėlioti kovinius veiksmus. Bent jau Normandijos istorijoje. Tai jie sugalvoja labai gudriai ir va šitoj vietoj ir dėl to ir paskaitos pavadinimas yra apie operacinį meną, operacinę klasiką, kad nes šita istorija moko mąstyti kelių operacijų parametrais ir mąstyti ne tik laiko, bet ir erdvės skalę didesnė. Kitaip tariant, Britai prie Kanų miesto bando toliau daryti puolimą, bet realiai planas yra, jeigu pasiseks užimti patį miestą, valio, bet realiai yra tikslas labiau pritraukti kuo didesnį vokiečių dėmesį, kad vokiečiai ten fiksuotų ir laikytų labai didelį pajėgų rezervą ir kurio negalėtų siųsti į rytus ir į pietus, kur amerikiečiai pabandys padaryti prasiveržimą. Tai grubiai tariant, vienoje vietoje tu aukoji savo karius, tiesiog jos aukoji versdamas pulti, tam, kad priešas nuo to puolimo gintųsi ir laikytų daugiau karių ten, kad kitoje vietoje atsirastų, sakykime, galimybė
pradėti puolimą ir pasipriešimas būtų silpnesnis, nes tiesiog ten nebūtų labai daug priešo karių, nes didžioji dalis būtų laikoma šiaurėje. Tai va toks yra plačiaja prasme tas Kobros sumanymas, bet ne tik tai. Kitas dalykas yra sąjungininkai, šiuo atveju Bradlis mokosi iš savo darytų klaidų. Kai jie išsilaipino, jie bandė daryti puolimą iš karto visą fronto liniją. Grubiai tariant, tu kontroliuoji daugiau negu 100 km ploto, tai sakykime pakrantės zonas, ir tu bandai daryti spaudimą vokiečiams viso 100 km fronto linijos spaudimu. Tiesiog bandai eiti to lygį. Ir tada gaunasi, kad vokiečiai labai greitai stabdydavo tokį atpuolimą ir atkerta vienoje zonoje pristabdė, kitoje zonoje pristabdė ir puolimas griūna. Ką sugalvoja Bradlis, kad reikia pulti labai mažoj erdvėj, plius minus 10-15 km atkarpa ir joje prakirtų skylę, tiesiog, kaip matot žemėlapį, tiesiog kaip banga prasiveršti ir tada jau lysti priešo gilumą. Ir va čia jau yra tikrai, mano manymu, aš, kai rašiausi šitai paskaitai ir galvojau, ar Sicilijos operacija 43-4 metais, ar Afrikos šiaurė, bet nebuvo tokio gebėjimo pas amerikiečius. Ką šitoje visoje Kobros ir Falaise operacijoje, nes Falaise yra paskutinė Kobros operacijos stadija, ką amerikiečiai ir iš dalies britai demonstruoja. Jie demonstruoja tai, ką darė vokiečiai karo pradžioje ir ką paraleliai tuo metu daro sovietai po Stalingrado mūšio, Kursko mūšio ir jau vaduoja likusią Ukrainą ir Baltarusiją. Tai yra operacinis menas, kai tu mastai nebe mūšio kategorijom, bet tu mastai sequences, segmentais, kur tu dėlioji fazėmis. Grubiai tariant, jūsų manimas, prakerti fronto linijoje 15 km atkarpą ir pasiunti 2 divizijas. Ir tų divizijų darbas yra prakirsti atkarpą ir tada dengti viena divizija kairį sparną, kita šeštą sparną, ne kaip žnyptas, ir laikyti tą tarpą. O tada iš karto paruošta kiti vienetai lenda pro tą tarpą ir varo į gilį, kiek leidžia. Kiek leidžia reljefas, kiek leidžia priešas, ir tu pradedi supti priešą, kuris bando mušti tavo kolegas, kurie laiko tą tarpą, sukūrimą tą tarpą flanguose. Bet realiai jų darbas yra būti tais, kurie pirmieji prakirto ir realiai sugerti save priešo didįjį spaudimą ir smūgį, tam, kad tavo kolegos galėtų pro tą tarpą įlysti ir daryti tai, kas yra vadinama exploitation. Ir tada jau žiūrėti, kaip tau sekasi eiti gilį, kaip sparčiai ir kur link tu judi. Ir Kobros didysis sumanymas, planas yra iš tiesų, čia turbūt geriausiai matosi, ir čia jau matote, jau yra progresas gerokai ženklus, nes tai yra Liepos, Kobros operacija prasideda Liepos 25 dieną ir realiai baigėsi rugpjūčio 1. Realiai baigėsi, jeigu Normandija, tai baigėsi rugpjūčio 1 dieną, Britanija į ją tik paidoma rugpjūčio 1 dieną. Bet faktas yra tas, kas atsitinka. Amerikiečiai sugebėjo susikurti dinamiką ir atlošti visą zoną iki teritoriją, iki pakrantės, bet kas svarbiausia, visiškai žemėlapio pačioje, kur baigėsi vokiečių raudonoji linija, yra Avranches gyvenvietė. Avranches gyvenvietė yra, kaip ir matosi, ir geležinkelis, ir sausumos kelias, tai yra vartai iš Normandijos į Bretanę. San Malo jau yra Bretanės uostas. Ir per čia amerikiečiai darys labai sparčiai į gilį lys ir užims Bretanę tiesiog dienų bėgį. Tai dar irgi parodysiu žemėlapį, tas puikiai matysis. Tai va šitoje vietoje Kobros planas yra tai, kad jeigu nepavyksta ties Kanais ir kitur prasikirsti ir įlysti link Paryžiaus, koks yra galiausiai pats didžiausias sumanymas, jeigu pavyks, einam per vakarinį kampą, dalis kariuomenės žygiuos į Bretanę, o kiti nuo Avranches lys į pietus, į apačią, ir tada staigiai suks į rytus ir iš apačios pradės supti vokiečius,
kai šiaurėje tuo metu yra Britai ir palengva pradės formuotis vadinamoji, angliškai pocket, mes lietuviškai verčiam tai kurti vadinamai katilą, kuriame tu palengva pradedi supti priešą ir jį planuoji uždaryti tame katile ir visus viduje esančius paimti nelaisvę arba nukauti. Tai čia yra didysis Bradley sumanymas, toks drąsus, sako, pats optimiškiausias, bet kodėl jis yra toks optimistiškas? Jis yra toks optimistiškas todėl, kad jis įtikina Eisenhowerį, kad visgi reikia suteikti antrą šansą žmogui, kuris geriausiai moka tokį karą kariauti. Ir kurį Bradley's puikiai pažįsta, nes buvo jo pavaduotojas, o dabar tampa jo bosu. Jie atšaukė į tarnybą aktyvėje generolą Pattoną. Ir Pattonas tampa 3-osios kariuomenės vadu, kuris iš rugpjūčio 1 dieną iš šitos zonos pradeda savo šou po Prancūziją. Ir kurio kariuomenė, jo divizijos, jo korpusai muš rekordus ne tik priešo mušdami, bet ir atstumus įveikdami. Tiesiog Pattonas yra tas, kuris nestovi vietoj, tas, kuris raunas į priekį, kuris eina ant insubordinacijos ribos, net jeigu jam neleista judėti į priekį, jis vis tiek dalį vienetų pasiūs, neva pasižvalgyti. Ir taip palengva plės perimetrą, kurį kontroliuoja sąjungininkai. Tai va čia yra tas lūžinis momentas, Liepos pabaiga, Liepos 25-7 dienos, kada sąjungininkai pagaliau atranda judesi, kurie palengva pradeda įsibėgėti, randa erdvės, kur gali judėti tankai ir įgauti didesnį greitį. Tokia tiesiog įdomybė, detalė, žemėlapyje, kur matot raudonom raidelėm parašyta Sevens, 7-oji kariuomenė vokiečių ir parašyta po apačia Hauseris. Tai yra jos vadas. Tai suprasti dramatizmą. Liepos 25 dieną prasideda viso šito kampo puolimas, Hauseris, jo kariai bando čia gintis, kaip išeina, taip išeina. Bet čia dar yra daug vokiečių karių, 10 000, daug ginkluotės. Po nepilno mėnesio, jei neklystų rugpjūčio 19 dieną, tas pats Hauseris pėstute per petį persimetęs automatą su keliais savo kariais štabo perbris upę, bėgdami iš apsupimo, nes antiek bus sudaužyta vokiečių kariuomenė, kad netgi aukščiausi generolai nebeturės ne tik transporto priemonių, jie nebeturės kareivių. Ir visas tas plotas, kurį matot va čia, kur kliūgėje yra parašytas, visas šitas plotas po mėnesio bus kontroliuojamas sąjungininkų. Plotas, kurio sąjungininkai per 1,5 mėnesio niekaip nepaėmė, o jis sugrius per +-3 savaitės. Tai va čia dėl to ir šiandien dienos paskaita yra apie tai, kad kaip staigiai iš tokio sunkaus, varginančio, attritional, išeinam į sparčią dinamiką ir tokią dinamiką, kad priešas tiesiog, kuris gynėsi užsispyrusiai, tiesiog pradeda birėti akise. Nes priešas turi pagalbininką sąjungininkams, savo vadą Hitlerį, kuris, tuoj pažiūrėsiu žemėlapius, galvoju, rašytas bus gerai, tai gal šitame žemėlapyje, kuris sužinojęs, kas įvyko šitoje zonoje, kaip matot žemėlapį, ir jis skaito žemėlapį teisingai, tasme, kad sako, Avranches gyvenvietė yra raktas. Raktas neleisi sąjungininkams lysti į Bretanę ir raktas, jeigu kontroliuoja jį, vėl stumti sąjungininkus Normandijoje link pakrantės. Ir jis pasiūlo crazy sprendimą, kurį tikrai visi vadai esantis, Hauseris, Kliūgė, Eberbachas, tiesiog sako, tai yra beprotybė. Jis liepia nuo Kanų miesto zonos, ten, kur yra geriausiai, stipriausi įtvirtinimai, bet kuriuos visą laiką testuoja jų stiprumą Britai, jis liepia perkelti visą mechanizuotą ginkluotę, tai yra visus tankus, į vakarus, kad būtų daromas kontrpuolimas kad būtų atmušti amerikiečiai prie Avrančo. Ir šitoje zonoje, šiaurės rytų zonoje, gintis paliekami tik pėstininkų vienetai, pėstininkų brigados, pėstininkų divizijos, kurios turi artileriją, bet neturi
mechanizuotos technikos, neturi šarvo. Vokiečių vadai gavę telegramą, aš netgi užsirašiau iš tiesų datą, tai yra rugpjūčio 3 diena, kaip rašo istorikai, rugpjūčio 3 dieną ryte generolas Kliugė, viso regiono vadas, gauna telegramą iš Berlyno vokiečių, Hitlerio jau asmeniškai pasirašytą, o ne generolų pagrindinių, kuri liepia daryti tokią rokiruotę. Jie supranta, kad čia yra absurdas, čia yra šakės. Jie, aišku, rašo ir prieštaravimą ir siunčia į Berlyną, vokiečiai vadovybė nesutinka ir liepia tai daryti. Vokiečių generolai Normandijai, čia vėlgi yra karininko dalia. Tavo visa edukacija, tavo visa patirtis aiškiai sako, kad tai yra daroma absoliučiai kolasinė, milžiniška klaida. Bet tu kaip vadas, kaip karininkas, turi vykdyti duotą įsakymą. Ir jie tai daro. O tai, ir kad tai vyksta, sąjungininkai žino, nes per visą šitą laikotarpį, ir prieš Normandijos įsilaipinimą, ir po jo, taigi mes žinome iš ir filmų, ir meninių, taigi amerikiečiai ir britai skaito vadinamąjį ultra, tai jie gali perskaityti slaptąjį vokiečių susirašinėjimą, nes yra nulaužę jų kodus. Ir jie plius minus žino, ne viską, bet tikrai didžiąją dalį žino, kada yra planuojami kokie nors didesni pajėgų perkelimai arba kokie nors kontratakos. Jie šitą momentą jie fiksuoja, kad vyksta jėgų perdislokavimas, o tai reiškia, kad šiaurės rytuose, ten, kur yra Montgomerio kariai, ten atsiranda šansas daužyti vokiečius, nes tavęs laukia tik užsispyręs pėstininkas ir patranka, bet realiai neturėtų būti tankų. Taip neatsitinka, nes visgi Kliugė nusprendžia, kad dalį tankų paliks, nes tiesiog yra nesąmonė viską išgabenti. Bet tai vis tiek sukuria dinamiką ir galimybės Britams toje zonoje daryti kur kas didesnį spaudimą. O Bradley pradeda mąstyti apie dar geriau suprasdavo, jeigu amerikiečiai atlaikys vakarų zonai puolimą vokiečių vykdomą tankais ir pristabdys ir tuo pačiu paleis nuo grandinės Patoną, tu gali gauti kišenę, kurios ekstreminių vakaruose vokiečiai sukišę savo geriausią ginkluotę regione ir geriausiai parengtus karius ir tu gali juos apvažiuoti, apsupti, nes Galiorkoj yra likę visgi mažiau ir kokybiškiau parengti kariai. Ir tą kišenę realiai sukuria, jeigu jau taip žiūrėti labai sąžiningai, ne patys sąjungininkai, o kvaila Hitlerio visgi politika ir kišimasis į karinį planavimą ir operacijų vykdymą. Dar vienas momentas, kurį reikia pastebėti apie Hitlerio elgesį, Liepos 20 dieną įvykdomas pasikėsinimas. Vilko golyje, slėptuvėje. Vėlgi apie tai žinot ir filmai pastatyti. Tai jis yra paranoikas, B, Romelio nebelieka, jis yra nuimtas ir realiai nusižudo, nes jam leidžia garbingai pasitraukti, tai yra pačiam atimti gyvybę, nes visgi Romelis yra susijęs ir su sąmokslininkais. Ilgainiui tas pats likimas dėl paranojos Hitlerio ištiks ir Kliugę. 16 neklystų dieną rugpjūčio, kai Hitleris apsigalvoja ir pradeda liepti kariams vokiečių atsitraukinėti, tą pačią dieną jis nuima Kliugę nuo pareigų ir liepia grįžti į Berlyną pokalbiams. Generolas supranta, kom tai dvelkia ir pakeliui į Berlyną nusižudo. Jau geriau nusižudyti, negu pakliūti SS arba Gestapo rankas. Tai, sakykime, šiuo atveju jau Vokietijos politiniai žaidimai aukščiausiam lygyje kaip reikalas griauna ir pasitikėjimo vadais, paranoja Hitlerio galvoje ir tai atsiliepia mūšio dinamikai, kas vyksta ten. Tai čia jau mano minėta operacija Goodwood, tai yra Britų inicijuotas puolimas Kanų regione tam, kad išlaikytų vokiečių dėmesį tol, kol Kobra vyksta. Ir čia yra Liepos vidurys, savaitė iki Kobros įgyvendinimo.
o čia, vat, kaip atrodo tas vadinamasis breakthrough, tai vat, įsivaizduokit, mes šnekam, rugpjūčio 1 dieną yra operacinį, kaip sakoma, statusą įgyja Patono 3 kariuomenė. Nes visiškai paskutiniam Liepos dienom yra užimas Avrančio miestas. Ir vadinasi, nuo rugpjūčio 1 iki rugpjūčio 13 Bretanės visas regionas ir paskutiniai, sakyt, ir Normandijos pietus iki Loaros upės yra amerikiečių perimta teritorija. Tiesiog, kontekstui, jie pusę Normandijos sugebėjo šiaip ne taip užvaldyti per 1,5 mėnesio ir taip dabar net iš akies žiūrint 1, 2, 3, kokius 5 kartus didesnę teritoriją, perimti jos kontrolę per nepilnas 2 savaitės. Viena vertus tai demonstruoja ir kaip to Patono agresyvumą, jis labai yra agresyvus karo vadas, tai taip pat demonstruoja ir tai, kad vokiečiai realiai neturėjo labai daug karių pačioj Britanijos gilumoje, nes jie viską laikė perimetrą. Tasme, gynė perimetrą. Jeigu jį prakerti ir įlenti į gilį, ten tušti laukai ir vokiečių karių mažai, arba jeigu kurie buvo, jie visi atsitraukė į pagrindinius uostus. Brestas, Nazaras, iš dalies Nantas, tasme, tai yra tikrai didieji uostai, Vanai tie patys, kurie yra, ne ir dabar Brestas yra prancūzų karinio laivyno būstinė, ten branduoliniai poniniai laivai dislokuoti yra. Tai šiuo atveju tai yra prancūzų jūreivystės širdis ir uostamiesčių infrastruktūra yra didžiulė. Dėl to tai yra didžiulis prizas, bet kaip matot, jie yra apsupti ir tasme, vokiečiai čia priešinsis ilgai. Dabar, man atrodo, Brestas, jei neklystų, laikysis iki rugsėjo vidurio, o gal kažkuris iš jų tikrai laikosi iki rugsėjo vidurio apsuptas ir per tą laiką sugeba nemažai infrastruktūros sunaikinti, kad sąjungininkai negalėtų jos įdarbinti prieš vokiečius. Bet čia yra pavyzdys, kas įvyksta. Žiauriai greitai per nepilnas 2 savaitės yra Britanija paimta ir jau kartu matosi, kad jau yra judėjimas į rytus, nes kur yra Lamansas, Alensonas, rugpjūčio 10 dieną, rugpjūčio 6 dieną jau yra paimami Normandijos visiškai pietiniai ir pietryčių miestai ir kur matot labai visas tas raudonas, toks išsikišimas. Nes Britai toliau spaudžia ties Kanų regionu, ties šita vieta, kur Saint-Lô yra amerikiečiai, daro dar papildomą operaciją, vadinasi Blue Coat, stabdo, neleidžia vokiečiams prasiveržti į šiaurės, sakykime taip, tos vakarus, ir tada Patono komanda eina per pietus ir pradeda palengva kurti katilą, nes labai puikiai matot, kas darosi. Kaip tasme vokiečiai yra gylyje ir jie yra tame gylyje. Visi vadai, kurie čia yra, jie supranta, kad yra situacija bloga ir jie norėtų karius išvesti, paaukoti šitą teritoriją, kad ištiesintų gynybinę liniją ir tada galėtų efektyviau atlaikyti sąjungininkų spaudimą. Nėra politinio leidimo tai daryti. Hitleris neleidžia. Taip, matau, kažkas... Gerai, prie klausimų gal aš tada vėliau grįšiu, jeigu galima. Tai čia yra toksai vaizdas, ne? Ir mes, ta kišenė, tas katilas, tai yra Falaise. Tai yra Falaise regionas, kurio ašis centras yra Falaise miestas, gyvenvietė, to apie jį ir pakalbėsim. Tai apie jį, aplink jį ir formuojasi visa operacija, nes gaunasi taip, kad, sakykime, jeigu tu uždarai juos šitame katile, nes šitas žemėlapis puikiai parodo, žiūrėkit, kur yra Normandija, štai kur Sena, Ruanas ir štai kur Paryžius. Tai yra atstumai arti vienas kito. Iš principo, jeigu tu perimi Normandijos kontrolę, tu kontroliuoji Paryžių, nebent Paryžių vokiečiai nuspręstų ginti tiesiog kaip kova mieste. Ko vokiečiai neturėjo intencijos daryti nuo pat pradžių, jie ką daugiausiai planavo daryti, tai Paryžių susprogdinti arba susprogdinti tą patį Luvrą ir kitas vietas, bet čia šitoje vietoje
Na ir prancūzų rezistencinės pasipriešinimas suveikė ir kai kurie vokiečių karininkai, kurie yra atsakingi už tai, nu visgi kaip čia jiems sąžinė prabyla, kad Paryžius yra tiesiog per brangus miestas architektūros istorijos paveldo prasme, kad būtų sunaikintas. Ir iš tiesų Paryžius yra išvaduojamas be ir jokios ten kovos, ten vienas kitas gal pasišaudimas gatvėse yra, bet realiai tai yra miestas išvalomas ir griuvėsių nėra. Tai yra įspūdinga šio požiūriu ir panašiai atsitinka su Krokuva, panašiai atsitinka su Praha. Bet, kaip žinom, toli gražu toks likimas neištinka Berlyno, jis yra realiai nušluojamas faktiškai nuo žemės. Taip, judam toliau, skaidrėmis, biškai pastrigo kažko tai šio skaidrių rodymas, gerai. Tai čia irgi apie tai šnekėjau, tai dabar pats, tai vat jau matot visą vaizdelį, kas darosi su FLS. FLS yra, jeigu taip labai, va čia yra FLS, šiaip tai jeigu būsite tame regione, tikrai rekomenduoju, tai yra tikrai, jie yra garsus tom, kad turi labai seną garsę viduramžių pilį ir tai yra buvęs Normandijos politinis centras ir jis į istoriją yra įėjęs dėl vieno konkretaus žmogaus. Šitoje pilyje gimė ir savo jaunystę sutiko ir augo Vilhelmas užkariautojas. Kaip Normandijos hercogas, tas, kuris užkariauja Angliją ir tampa Viljamų užkariautojų, conqueror, ne? Tai va čia yra šita visa pilis ir kiek ten likę, tasme daug yra autentikos, daug aišku yra. Tai nėra taip kaip mūsų trakai, kurie buvo labiau visgi atstatyti su minimaliai ir griuvėsių autentikos nėra ten likę daug, čia yra tikrai daugiau to viduramžiškos autentikos, bet pats miestelis yra gražus, jis yra viduramžiškas, jis yra ant kalvos. Tai jau vieną apie tai šnekant, kokį duoda, tasme realiai būnant šitame miestelėje, ant šit pilies arba, sakykime, Rotušės aikštėje, tu realiai, kai žiūri, tu matai visas apylinkės aplinkui. Realiai kontroliuojant šitą miestą, tu kontroliuoji prieigas labai toli. Tai vadinasi, tu turėdamas artileriją, visą kitą, tu gali labai rimtai stabdyti priešo ėjimą link Senos ir link Paryžiaus. Todėl nieko nuostabaus, kad šita erdvė geografinė yra taikinys amerikiečių ir britų, kad ją būtina kontroliuoti, jeigu tu nori stumti vokiečius tolyn. Ir iš kitos pusės, čia jinai gaunasi labai geras masalas, kad vokiečiai nori ją ginti ir jie užstringa, ypač Hitlerio paliepti toj zonoj, ir tada tu gali apsupti ir uždaryti vokiečius tame katile. Tai va čia beje, va čia žemėlapis kalbant apie tą bokaž, tai va čia ta visa dryžuota teritorija yra gyvatvorių zona. Ir va dėl to, kai žiūri, va, kur yra Avranches, kur prasideda Patono žygis ir kas dedasi į pietus ir va nuo Falaise. Argentan ir Falaise yra iš tiesų pagal originalų planą, Britai beje kanadiečiai prisidės spaudžiant iš šiaurės ir su kanadiečiais Lenkai, kad jie turi priartėti ir užimti Falaise miestą, o amerikiečiai, šiuo atveju Patono vienetai, turi užeiti iš pietų ir paimti Argentan miestą ir tada pusiaukeliai susitikti ir uždaryti vokiečius. Patonui jų sekasi gerai, jis juda sparčiai ir jis Argentan pasiekė, dabar galvoju, pasiekė to, netgi esu užsirašęs. Faktiškai kažkur tais Liepos 13-14, nes Patono kareiviai vėliau pasiekė Senos upę jau rugpjūčio 17. Tasme tai yra labai sparčiai juda, bet ten pasipils planavimo klaidos. Bet realiai, bet šiaurėje kanadiečiai ypatingai ir Lenkai turi daug vargo. Nes vat iš šiaurėje, tasme, vokiečiai turi geresnį perimetrą, va čia labai gal geriau matosi, visas, ne, štai kaip juda. Štai kaip juda, tasme, amerikiečiai, vat, ne, eina iš pradžių Argentan Falaise, vėliau visi mato, kad, tasme, kanadiečiams sunkiai sekasi paimti Falaise, nes vokiečiai čia juodai ginasi. Labai stipriai ginasi, yra didžiuliai nuostoliai kanadiečiams ir Lenkams ir akivaizdžiai matosi, kad šito miesto jie nepaims, o jo labiau jie nesugebės susijungti su Argentan. Grubiai tariant, atstumas tarp Falaise ir Argentan miestų yra 50 km. Ir akivaizdžiai matosi, kad jo nepavyks uždaryti to koridoriaus. Todėl yra sumanymas padidinti katilą ir
Patono komanda juda į Šambua, o kanadiečiai pasiduoda labiau į rytus ir jie ima Truno erdvę ir tada matot, kur yra Trunas ir Šambua. Čia visas kilometražas susitraukia plius minus iki 10 kilometrų, iki 3 keliukų ir 3 tiltų. Ir va čia vis labiau ir labiau užsidaro kišenė. Hitleris duoda įsakymą pradėti atsitraukinėti rugpjūčio 16 dieną. Bet jau rugpjūčio 17 dieną Patono tolimiausi kariai, kai vienetai yra prie Senos, tai dar nuo Šambua dar kažkur apie 60 km į rytus. Tasme, jau amerikiečiai yra ten. Grubiai tariant, Hitlerio įsakymas trauktis yra belekai vėluojantis, kur kyla klausimas, kiek spės vokiečiai karių išgabenti, ir karių, ir technikos, nes čia yra Panzer brigados, tai kai kurios spėja išgabenti, kai kurie taip ir liks, čia vokiečiai paliks labai daug technikos, tiesiog paliks, pabėgs, nes nebus kaip išvairuoti. Ir yra dar vienas momentas, kadangi tas katilas pradeda užsidarinėti, pradeda spausti iš jūsų pusę, realiai vokiečiai atsimušinėja iš 3 kryppusių, ne, iš šiaurės, pietų ir vakarų, tasme, rytuose yra tik mažas tarpas. Technika, kadangi juda tais keliais, jie turi tai daryti ir dieną, nes tiesiog tiek yra technikos ir karių liukę, kad jie negali daryti vien tik naktį, tiesiog neužtenka laiko. O oro erdvę kontroliuoja pilnai sąjungininkai. Tai kaip tariant, kiekvieną dieną nuo rugpjūčio kažkur taip 16 iki 21, tai nepilną savaitę, Britų ir amerikiečių bombonešiai ir naikintuvai tiesiog turi tūsą. Naikina ištisas kolonas judančios technikos ir tai yra skerdynės. Tasme, šitas atsitraukimas vokiečiams, tiesiog taip vokiečiai turi prieš lėktuvinę ginkluotę ir atsišaudo, bet iš principo, tasme, ką tu atsišaudysi, kai eina banga po bangos aviacinių atakų, į tavo judančios kolonas ir tu viena vertus ir gynijas, bet kartu tu negali sustoti, nes kiekviena minutė yra brangi. Ir vyksta ištisinės, tiesiog tai yra ištisinis skerdynės, sakykime taip. Ir dėl to mano minėtas 7-osios kariuomenės vadas Hauseris, tasme, jis realiai ir traukėsi realiai ties Trunu per upę perbrenda, todėl kad tasme aviacija sudaužė viską, ką jis turėjo. Jo štabo nebėra fiziškai, tasme, jo technika sunaikinta, lieka tik pėdutėmis, kojytėmis ir atsitraukinėti. Ir kas dar svarbiausia, iš tiesų pavieniai sąjungininkų vienetai, tasme, ypatingai ties Trunu, bet ir Šambua, tasme, čia kanadiečiai ir lenkai, Trune kanadiečiai, Šambua lenkai, sugeba pavieniai vienetai, brigados, vėlgi, brigada tai daug, bet kai mastai apie tai, kiek traukiasi čia vokiečių, tai tada ta brigada atrodo mažuma, jie sugeba paimti tuose vietovėse aukštumas, kalvas ir iš jų kiekvieną mielą dieną gali apšaudyti kalvų papėdyje atsitraukiančius vokiečius, nes vokiečiai pro ten juda, nes tai yra vieninteliai keliai ištrūkti iš to katilo. Bandė vokiečiai išmušti ypatingai lenkus iš jų pozicijų, bet nepavyksta. Bet tasme lenkų ir kanadiečių čia yra per mažai, kad būtų pilnai uždaryta iki 21 dienos, bet realiai apsupimas yra padarytas, bet nėra sealed. Jis yra korėtas, pro jį pralenda. Bet vokiečių atsitraukimas iki kokios 18 dienos, 19 gal netgi buvo organizuotas ir toks tvarkingas. Vėliau, kiek rodo literatūra, visiškas krachas. Bėga kas kaip gali. Tasme, pavieniai kariai brenda per upes ir gelbstisi. Tada jau jie, kai atsitraukia gilumą, aišku, juos ten jau susirenka ir sutvarko pagal vienetus, išrikioja, išstumdo, bet realiai tai yra visiškas, sakykime, kiekvienas už save. Judi kiekvienas už save ir tiesiog tavo tikslas yra ištrūkti iš to katilo. Ir tikrai ne visiems pavyks tai padaryti. Ką aš dar noriu pabrėžti, einant paskaitai į pabaigą, gerai, gal vėl grįšiu prie tų komentarų, trumpai apie aviaciją. Aviacija šitoj vietoj
yra įdomus momentas, nes kai skaitai aviacijos istoriją karinės, ne, panaudojimo, Antras pasaulinis karas dažniausiai yra asocijuojamas į vakarų frontą su strateginiu bombardavimu. Kad kitaip tariant, britų, amerikiečių aviacija, lakūnai labai nenorėjo, nemėgo ir stengiasi ne aptarnauti pėstininkų, grubiai tariant, jį taktiškai remti iš oro bombarduojant vokiečių pozicijas, nes manė, kad šiuo atveju didesnė nauda iš aviacijos yra tada, kai jie skrenda į gilumą, naikina gilumoje, sakykime, vokiečių gamyklas, kur gaminami tankai ar lėktuvai, naikinama naftos saugyklos ir grubiai tariant, tu bandai priešą ant bombarduojami miestai, kur civilius tiesiog naikini, nes baudi už tai, kad remia Hitlerį. Čia vat aviacijos panaudojimas, strateginis, ne kažkur mūšio lauke. Bet šitose operacijose tiek Kobroje, tiek Fales kišenės Eizenhoweris naudoja savo jau kaip overlord boso poziciją ir priverčia Britų ir amerikiečių aviaciją suteikti taktinę oro pagalbą iš oro, naikinant taikinius ir atidarant kelią judėti pėstininkams. Tai, pavyzdžiui, Kobros operacijos kontekste yra tai, kad aviacija užskrenda, bombarduoja vokiečių pozicijas ir už valandos laiko pajuda amerikiečių tankai. Nes iki to laiko tai būdavo labiau pirmo pasaulinio karo variantas. Tu apšaudai pozicijas su artilerija, kurios ugnies gale arba sprogstamo visgi yra mažesnė negu bombos numestos iš rimto bombonešio. Tu apšaudai, bet tuo pačiu naudodamas artileriją, tu duodi priešų laiko suprasti, kuriom kryptim bus puolimas ir leidi jam staigiai pasišaukti rezervą ir ruoštis to puolimo toje vietoje. Nu taip kaip pirmam pasauliniam kare buvo. Kas atsitinka Liepos gale ir rugpjūčio mėnesį su sąjungininkais? Jie nusprendžia artileriją naudoti mažiau ir pasitelkti aviaciją, kuri užskrido, subombardavo ir tiesiog realiai valandos, pusvalandžio bėgyje juda pro tas sudaužytas pozicijas sąjungininkų vienetai ir daro tą vadinamą penetration. Tai man buvo iš tiesų šitoje vietoje įdomus tas momentas, kad Antro pasaulinio karo istorija ir vakarų frontas, nes ir Ramiajame vandenyne amerikiečių aviacija labiau yra linkusi duoti tą taktinę paramą iš oro pėstininkams. Bet vakarų fronte, iš tiesų Normandijos operacijoje yra įdomus šitas epizodas, nes po to aviatoriai vėl nuspręs varyti strateginį bombardavimą ir vėl daužyti Vokietiją ir nelabai bus linkę teikti tą paramą iš oro. Tikrai sunkiai seksis Eizenhoweris su savo aviacijos generolais tvarkytis, bet Normandijoje, čia jeigu yra gretose aviacijos karininkijos, tai Normandijos operacijos Kobra, Fale yra labai įdomus atvejai, kada strateginė aviacija, aš turiu minį bombonešiai, kurie gali nuskristi iš Anglijos iki Berlyno ir atgal, naudojami taktiniams rezultatams pasiekti. Taip istorikai rašo, kad Eizenhoweris nebijojo ir netingėjo to use strategic aviation for tactical needs. Kai reikia. Nes šiuo atveju tu naudoji tikrai rimtą aviaciją, kuri gali gabenti didelį kiekį sprogmenų, skristi didelius atstumus, bet tu naudoji jos visiškai taktiniam momentui sukurti galimybių langą šarvuotai technikai ir motorizuotams pėstininkams įgauti momentą. Tai o to pačiu jau, kai vokiečiai traukėsi, dar ir savo taikinių paletę, kur tiesiog skris mes bombą, tikrai žinai, kad dalis tankų sunkvežimių bus sunaikintas su vokiečių kariais. Nes tiesiog jie visiškas koncentratas, sakykime taip, besitraukiančios visos ginkluotės ir žmonių. Jau einant į pabaigą, tai čia iš tiesų gal žemėlapis, kuris rodo visą šitą vaizdą, kas atsitinka, kai yra Fale kišenė uždaroma. Aš paskui pakalbėsiu dar apie statistiką, sakykime, taip duomenis. Bet Paryžius realiai, dabar pameluosiu, 21 diena užsidaro. Noriu sakyti, kad
tai ne 24 ar 5 rugpjūčio Paryžius yra išlaisvinamas. Realiai nepraeina savaitę po Fale kišenės uždarimo ir vokiečių sutriuškinimo prie Normandijoje, Paryžius yra išlaisvinamas. Ir labai sparčiai yra judama, tasme, eina, kaip patys matot pagal rodiklės, tasme, judama Ardienų link ir artėjama prie Vokietijos-Prancūzijos sienos, judama į Belgiją. Briuselis yra išlaisvinamas, žinokit, tai neklystų vėlgi rugsėjo 3 ir 4, tasme, realiai. Faktiškai 3 mėnesiai po Normandijos įsilaipinimo pirmos dienos ir Paryžius ir Briuselis yra išlaisvinti. Viena vertus, 3 mėnesiai kaip greitai, iš kitos pusės galėjo galbūt greičiau, bet Normandijos reljefas ir specifika savo darė. Tai kitaip tariant, šitas epizodas, 44 metų Liepos pabaiga, rugpjūčio pirmos 2 savaitės yra lūžinis momentas realiai vakarų fronte. Ant tiek sparčiai viskas sugriuva, kad kai sugriuva, tai sąjungininkai juda masiškai sparčiai ir realiai vaduoja Prancūziją. Dar taip pat, kas įneša papildomo streso Hitleriui, rugpjūčio dabar vėl meluosiu, gal ar tai ne 20, ne, anksčiau 18 dieną, sąjungininkai atidaro pietinį frontą ir išlaipina karius pietuose, Marselis, Tulonas, ir pradeda kilti iš pietų į centrinę Prancūziją, kur yra dar vokiečių kareivių, bet vokiečiai atsitraukinėja į Vokietiją ir užsidaro vadinamosios Zigfrido gynybinės linijos, kurią ir bandys sąjungininkai paskui ateinančius 9 mėnesius prakirsti ir įdėti į gilumą. Eisenhoweris rugsėjo vidury liepia sustoti, nes tiesiog yra persitempta, grubiai tariant, nepaisant visų išvadavimų, pagrindinė logistinė bazė toliau yra Normandijos uostai ir truputėlį Bretanės. Kitaip tariant, kuras tankui, kuris yra prie Briuselio, yra iškraunamas Normandijoje ir tada važiuoja 100 kilometrų iki to tanko. Ir tiesiog Eisenhoweris traukia rankinį stabdį ir daro pauzę. Kai kurių istorikų manymų šitos pauzės padarimas yra tai, kad sąjungininkai praranda sukurtą momentą ir iš karto nepuola Zigfrido linijos ir duoda vokiečiams atokio fazę, kad jie spėja labiau užsitvirtinti gynyboje ir tada jau, kai amerikiečiai eis su britais, tai bus kur kas sunkiau, kainuos laiko, kainuos žmonės ir apie tai mes kalbėsime gruodį ar vasarį per paskaitas. Tai aš savo skaidrės baigiau, bet jeigu galima, aš dar tiesiog trumpai tiesiog atsidaręs vieną failą, kur yra parašyta, kas buvo taip. Per šitą visą Normandijos mūšį, tai yra nuo, sakykime, birželio 6 iki rugpjūčio pabaigos, sąjungininkai turi, statistika tokia, 209 000 casualties, tai reiškia nukauti, sužeisti, dingę be žinios, iš jų 307 000 yra žuvusių, taip pat, bet čia yra tai, kas yra ant žemės, bet dar atskirai yra, meluoju, tasme, kad čia yra beveik virš 20 000 yra žuvusiųjų skaičius yra sudarytas ne iš pėstininkų, o aviacijos. Labai daug lakūnų yra nudaužta. Iš tiesų, vokiečiai šaudo labai stipriai lėktuvus, nepaisant visko, kad jie patys neturi lėktuvų, bet jie iš oro gynybos sistemos aviaciją naikina. Bet vokiečių nuostoliai yra tokie, kad jie praranda 200 000 žuvusių ir sužeistų ir plius minus rašo panašus skaičius paimtų į nelaisvę. Tai jeigu sąjungininkai turi apie 209 000 sužeistų, nukautų, dingusių be žinios, tai vokiečiai turi 200 000 žuvusių ir apie 200 000 karo belaisvių. Falės kišenėje į nelaisvę pakliūna apie 50 000 vokiečių kareivių ir tūkstančiai vienetai technikos, tankai, motociklai, sunkvežimiai, nes tiesiog vokiečiai nespėjo jų išsigabenti į atsitraukiant ir tai yra ta technika, kurią sąjungininkai perima, aišku, jos nenaudoja, bet tai yra tai, kas vokiečių gamyklos stoja nuo aviacijos bombardavimo, tų tankų taip lengvai nepakeisi naujais, tiesiog nebėra resurso, nebėra kaip. Tai visa šita operacija, jinai tokia yra, Kobra ir Falės yra savotiškai lūžis kare.
Ir man sakau, kas įdomiausia ir iš karo meno, tai vat klasikinio operacinio meno operacija, tai viena, ir kita tai yra tai, kad, sakau, aš analogiškai esu skaitęs ir žiūrėjęs, kaip vokiečiai darė, kaip sovietai darė, bet va čia yra pirmą kartą, kada amerikiečiai daro tai, kas yra vadinama tikrai jau operational art, kurie taip jau tokia vadovėlinė prasme, kaip naudoja ir integruoja tanką, patranką, aviaciją, pėstininkus, mobilumą visą ir kaip vat yra vieni dideli vienetai gina vienus taškus, kiti lenda į gilį ir tu gali visą tai tyrinėti kaip atskirus 5-6 mūšius, kurie vyksta tarsi tuo pačiu metu, bet realiai tai yra viena didelė mozaikos dėlionė. Tai vat, ką mes dabar turim Kurske kur nors, tai irgi vat, klausimas yra, ukrainiečiai įlindo, ar čia pabaiga, ar čia tik yra pirma fazė operacinio didesnio sumanimo, kur bus puolimas kitur. Dabar rusai daro kontrpuolimą. Ir kaip jie daro? Ar jie bandys tą kišenę atkirsti, ar jie bandys kaip ją valyti, ne? Ar puolimas vienoje vietoje yra kaip čia baigtinis rezultatas, ar jis yra tik tais vienas iš 5 planuojamų puolimų, kurie yra tarpusavy sukurs bendrą vaizdą 3-4 mėnesių imtyje, kai tu pamatysi visą visumą. Nes čia ir dabar tu matyti tik vieną mūšį, bet jis nėra tikslas savaime, jis yra tarpinė stotelė, kuriant operacinį visą momentą. Tai va, šitas momentas, šita Normandijos operacija yra vėlgi, kas domisi tankų karybą, kas domisi manevrinę karybą, dinamiška, greita, kas domisi, kaip yra sukuriamas siurprizas, kaip tu susikuri siurprizą, kai priešas tikrai labai stipriai ginasi. Tai va čia yra labai geras klasikinis pavyzdys tokios karybos. Ir kur gal galima mąstyti apie tai, kokios gal pamokos dabarčiai. Ir tiek karuose, tiek gynybos planavimuose. Tai gerai, tai tiek aš baigiu, bet dabar pažiūrėsiu klausimus. Matau, kad yra komentarų parašyta, tai galim pažiūrėti truputėlį dar keletą minučių. Jo, šiuo atveju čia su Nerim sutinku, kad prieštankinė, ginkluotė yra tipai tie patys prieštankinis, bet ką jie gali padaryti, tai tiesiog yra kita lyga. Jo, tasme aš dabar skaičiais, žinot, čia yra žaidimas, bet iš principo sakykim taip, realiai čia eina kalba apie divizijas, korpusus. Taip, vokiečių tie korpusai divizijos yra nukraujavę, bet mes iš principo šnekam, kad, sakykime, Kobros operacijai, tasme amerikiečiai tai daro su pirma kariuomenė ir paskui aktyvuoja Patno 3 kariuomenę, kur yra kiekviena kariuomenė turi bent po 3 korpusus ir kiekvienas korpusas turi bent po 3 divizijas. Tasme, tai mes čia šnekam, plius minus 100 000 karių ant žemės. Ir daugiau netgi. O kiek dar remia iš oro aviacija? Pas vokiečių skaičiai truputį mažesni, bet vėlgi mes šnekam apie 10 000 karių. Ir va čia, ir netgi kai žiūri žemėlapį, realiai plotas kvadratinių kilometrų prasme per visą Normandiją, jis yra didelis, bet kartu galvoju, koks yra koncentratas technikos ir karių per abi kariaujančios pusės. Realiai labai ribotų erdvėjai. Tiesiog žiauriai daug. Ir čia mes šnekam, tai aš sakyčiau, iš patirties galiu pasakyti, taip gal ne visada yra gal gerai žiūrėti į, kaip čia, Wikipediją, bet kas liečia tokius dalykus apie statistiką, duomenis, tai Wikipedija yra, kiek aš esu pats jau žiūrėjęs ir lyginęs su istorikų knygų duomenimis, yra gana patikima. Tai jeigu įnaisit į Wikipediją ir įsijungsit, pažiūrėsit, ką žinot, ten Cobra, FLS, Pocket ar Normandy Landing, tai ten būna visą laiką pateikti skaičiai, kiek karių, kiek technikos, kiek žuvo, kiek paimta nelaisvė, tai plius minus ten tie skaičiai yra patikimi. Tai ten galim sudaryti vaizdą, apie ką mes šnekam ir kokio masto. Čia visgi yra, amerikiečiai ir britai sumušė realiai didžiausią visgi finale vokiečių kontingentą Prancūzijoje. Tai kalba savaime jau apie tai, kokie visgi skaičiai. Ar dar būtų klausimų? Man atrodo,
tiek te mačiau, bet gal nieko atrodo nepražiopsojau. Ar dar yra kas nors, ką nors paklausti, pasitikslinti, ar šiandieną baigsim? Sveiki, Deividai, Nedas čia trukdo. Aha, taip, Nedai. Žiūrėkit, norėtus biškis dar pasigilinti šiek tiek daugiau tą FLS operaciją, kokius literatūros gal šaltinius rekomenduotumėt. Lietuvoje turbūt nelabai kažkas rašo apie tos. Oi, ne, Lietuvoje tai... Tai Ok, literatūra, parašyk man, aš galėsiu atsiųsti, yra šiaip labai gera, bet ten gaunasi gal 500 puslapių, bet toks Aha. Britų pačių, ne Britų, amerikiečių pasirašyta kariuomenės institucinė istorija, kur einama iki realiai bataliono kartais lygmens judėjimo. Nuo Normandijos realiai jau po įsilaipinimo, kaip jie bando prasiveršti gilumą, Kobros operacija, FLS operacija, tasme yra virš 500 puslapių, kur labai detaliai, ten jau vienetai, batalionas, vadas, ginkluotė, kaip buvo planuojama, kaip sekėsi vykdyti, ten yra įspūdingas, tasme visgi tyrimas. Aišku, jis yra amerikietiškas, labiau mato amerikiečių tą situaciją, mažiau gal Britai apžvelgti, bet yra ir apie Britus. Galiu atsiųsti, pasidalinti porą knygų, kur yra labai detaliai aprašyta kanadiečių, nes Kanada čia šitoje vietoje turi rolę. Jie yra pusė britiško kontingento, sakykime taip. Tai kanadiečiai čia vaidina paskutinėse savaitėse viso to judėjimo tikrai labai svarbu vaidmenį, tai yra literatūros apie kanadiečius, mažiau gal apie pačius Britus, po teisybei. Bet yra, turiu... Literatūros jos, na žinot, jos kažkiek gali rasti elektroninėje erdvėje, tai galiu vieną kitą knygą pasidalinti. Gerai, dėkui, pasižiūrėsiu. Man, aišku, labiausiai įdomintas momentas strateginis operacinis. Jo, tai strateginis buvo iš principo, kad supti, netgi originalus planas, jeigu galiu dar pasakyti, buvo taip, kad Britai yra šiaurėje ir bando eiti per tą šiaurės rytų, Patonas juda pietų-rytų kryptimis ir jie planavo radikaliausią versiją uždaryti visą katilą ties Šartro miestu, į kurį planavo numesti desantininkus, užimti miestą Šartro ir realiai ne Šartras būtų tarsi tas jungiamasis miestas, per kurį gal netgi vokiečiai norėtų trauktis, o ten sėdė amerikiečių desantas, iš šiaurės Britai, iš pietų amerikiečiai ir uždaroma. Bet Šartras, jeigu žiūri žemėlapį, tai dar yra kokie gal 100 kilometrų nuo to katilo, tai tasme papildomas. Ir amerikiečiai atsisako šito sumanimo, nes jie pamato, kad vokiečiai ir taip jau leidžiasi supami mažesniai erdvėjai ir jiems nereikia kurti didesnio katilo, nes realiai visus toje zonoje vokiečius tu gali faktiškai uždaryti ties FLS. Bet taip, ten yra to tokio, bet čia geras, tasme, kaip jie pradeda matyti tą daugiamatį žaidimą, kai tu mastai ir modeliuoji, sakykime, viena operacija, kita operacija, viena kita remianti, tasme, nors plika akimi žiūrint, tarsi atskiri mūšiai vyksta, bet jie visi yra didesnio paveikslo dedamoji dalis. Ir tai yra, kai tu pradedi mąstyti nebe mūšio, o operacijos kategorijom, tu realiai matai, tiesiog visiškai kitaip atrodo frontas ir jo analizė. Aha, taip. Ačiū, sutrašysim po to, kada daug. Gerai, taip, dar matau Nerijus. Kaip čia, negaliu pasakyti, kokios yra dvejonės ar visa kita, bet, faktas yra tas, kad čia nėra jokia paslaptis, nes turbūt nuėjus į tų sistemų aprašymus internete, ar tai būtų Boxeris, ar GLTV, mašinos, kurias Lietuvos kariuomenė perka, ar sąjungininkai atsiveža, šitie aparatai, jie turi gerklę, kurą kramto sparčiai ir stipriai. Tai jeigu mes mąstom realiai apie ir mūsų gynybą ir kitus poreikius, mes tikrai turim suprasti, kad jeigu kariavimas bus ne tik koks ten partizaninis, bet tas dinaminis su technika ir visa kita, tai kuro reikės daug. Ir tą kariškiai puikiai supranta, tą karinę politinę vadovybę puikiai supranta ir aš tikrai nuoširdžiai manau, bet tikrai nežinau, nes ne mano žinioms tai turėtų būti, bet tikrai yra kaupiamas atsargos ar planuojama mąstoma, kaip to kuro turėti, jeigu tie patys mažeikiai pas mus būtų, kas nors bum ir panašiai, tai čia yra, čia sakyčiau taip, gynybos planuotojų duona ir vanduo.
bread and butter, kaip sakoma, tai yra jų kasdienio darbo, tie, kurie planuoja tokie dalykai. Nes čia yra obvious. Tik tais, kaip planuoti taip, kad priešas iki galo nesuprastų, koks tavo backup planas. Va čia jau yra kūrybiškumo dedamoji, kuriuos, man atrodo, vėlgi Lietuvos karininkyje ir mūsų partneriai NATO turi pakankamai. Bet taip, kuras yra svarbus dėmuo. Tai gal tada šiandieną tiek. Ačiū labai, ačiū, kad klausėt, tikiuosi buvo įdomu ir tada susitiksim, manau, plius minus po mėnesio kažkur spalio viduryje ir pakalbėsime, kaip mūsų sąjungininkai NATO mušė Miloševičių 99 metais gelbėdami Kosovo gyventojus. Ir daugiau bus diskusija apie karybą ore ir aviacijos svarbą šių dienų karuose. Tai ačiū, gražaus vakaro. Aš irgi dar studentų mokslinės draugijos vardu padėkosiu ir labai ačiū už paskaitą, labai įdomu buvo. Susitiksim kitose paskaitose. Dėkui, viso, gražaus vakaro.